Kristinos klausimas, ar padidinus baltymų kiekį įmanoma greičiau padidinti sėdmenis? Tuo pačiu, jei baltymų kiekis viršyje kalorijų normą, ar padidėja riebalinė masė? Ir tada skliausteliuose sporto salė dienos režime įtraukta, bei apribotas angliavandenių kiekis. Kristina taip moksliškai parašė, stengiasi moksliškai, tai yra, norėjo pasakyti, jinai treniruojasi salėje ir apribojus yra angliavandenius. Kristina, dėl baltymų, aš sakant, nežinau tikslaus atsakymo. Viena vertus, kai skaitau, yra rašoma, kadangi baltymai nėra energijos šaltinis, o energijos šaltiniai yra angliavandeniai riebalai, tai baltymai tada kūno riebalais nevirsta, kadangi nėra energijos šaltinis. Kita vertus būna taip, kad yra kita nuomonė ir ta nuomonė lyg ir irgi yra praktikos patvirtinta, kad kai yra apribotas angliavandenių kiekis, tai baltymų reikia valgyti daugiau tam, kad išsaugotumėte raumenis. Baltymų reikia daugiau, kad raumenis atsistatytų ir kad būtų išsaugoti. Jeigu vis dėlto yra baltymų perteklius, tada organizme vyksta toks procesas kaip new glycogenesis. Tai yra žmogaus organizmas baltymą transformuoja į angliavandenį ir tada jį naudoja kaip energiją arba tas angliavandenis virsta riebalų sluoksnių. Tad yra tam tikra riba, baltymų perteklius irgi gali virsti kūno riebalais. Kur ta riba, aš nežinau ir sužinoti galima tik tai bandymo būdu. Tad teoriškai ta riba yra. Ką dar norėjau šalia to pasakyti? Galbūt prisiminsiu, dabar grįžtu prie kitos klausimo dalies. Tuo pačiu, ar padidėjo riebalinė masė, gerai. Ar įmanoma greičiau padidinti sėdmenis? Taip, šiaip jau reikalingas gausesnis baltymų vartojimas, norint padidinti bet kurią raumenų grupę arba, sakykime, didinant bendrai raumenų masę. Ir, čia yra kompleksinis dalykas. Jūs turite taisyklingai maitintis, turite vartoti šiek tiek daugiau baltymų. Jeigu apribojate angliavandenius ir bendrai sukuriate kalorijų deficitą, tai tame kalorijų deficito fone tikėtis raumenų masės augimo yra labai sunku. Turi būti šioks toks kalorijų perteklius tam, kad augtų raumenų masė. Bet tuo pačiu reiškia, jeigu yra kalorijų perteklius, jūs ryškesnį nesidarysite. Arba reikia tą kalorijų perteklių paskaičiuoti taip tiksliai, kad jis tai būtų tik tai vos. Bet tai sunkiai įmanoma, kad tuo pačiu ir augtumėte ir liktumėte gan ryški. Iš esmės tai įmanoma, bet reikia labai daug eksperimentuoti. Tai yra kaip, žinote, jeigu, tarkime, jums reikia su mašina nuvažiuoti kažkur, tarkime, 50 km ir tam jums reikia, jūsų mašinai reikia tik tai, sakykime, 4 litrų benzino, tai užpilate tuos 4 litrus ir suvažinėjate 50 km ir suvažinėjote ir benzino ir užteko ir neliko. Ne? Tai reiškia, jūs labai tiksliai pataikėte. Lygiai taip tada su angliavandeniais, jums reikia pasiskaičiuoti bandymų būdu, kiek tiksliai jums angliavandenių reikia tam, kad jie padengtų jūsų dienos energijos tas išlaidas, bet kad jų nebūtų per daug, kad neliktų pertekliaus, kuris yra verčiamas į riebalų sluoksnį. Kiek tai bus, ar tai yra 100 ar 150 gramų kruopų per dieną, aš nežinau, jums reikia tiesiog bandytis, reikia stebėti savo svorį ir savo raumenų ryškumą ar savo apimtis. Tai įmanoma padaryti tai bandymų būdu.